Tai prezidentas per debatus taigi atsakė, aš palaikau Ukrainą, todėl ir bučiavau vėliavą. Tai jis kraują pasakė bučiavo. Ai, jo kraują. Tai man tiesiog juokinga. Čia buvo Per debatus. per debatus Lukiškių kalėjime. Jis pasakė, kad jis kraują bučiavo, o aš tada jam atsakiau, kad man gėda stovėti. Pradžiai pasakiau, kad man gėda stovėti šalia žmogaus, kuris svetimą vėliavą bučiavo. Ir dar papildomai po to dabar pasakė, kad reikia jau ukrainiečius sugaudyti ir nusiųsti į karą. Valdžiagi priėmė tokį sprendimą. Taip, ir man užtat gėda dėl tokio prezidento. Į tai Nausėda atsakė, kad jam gėda stovėti šalia manęs. Per vieną žmogų mes stovėjome. Bet iš karto užsipuolė, iš karto atsakymą davė. Bet nei karto nebučiavo Lietuvos. Tai Ukrainos pergalė bus tada, kai Ukrainos žmonės pareikalaus iš savo valdžios atsakomybės už tą milžinišką žmonių praradimus ir vos ne visos kartos išnaikinimą, ką padarė Ukrainos valdžia. Mūsų Lietuvos išdavikų valdžia lygiai taip pat sėkmingai gali pasiūlyti karą. Nu tai dabar va CCK, Ukrainų ir komendantūros, ką jos čia darys? Kels vaistų kainas ir atiminės turtą, eik į karą. Jūs pridėkite. Jeigu neatimam viską, ką turi.